Kaip tavo gyvenime atsirado apskritai šaudymas? Turim turėti sritį, kurioje pravalom galvą. Ir kai tu nieko daugiau nenori nei girdėti, nei matyti, tu nori tik skaičiuoti, tik tai šaut, klausyti to gongo ateinančio garso. Geras, ne? Nu. Žinai, iš kur yra snaiperis žodis kilęs? Būtent nuo perkūno oželio. Kodėl? Todėl, kad snaiperių galėdavo vadintis tik tie, kurie sumedžioja būtent skrendantį perkūno oželį. Tai tik jį pagavęs, tu gali save pavadinti snaiperiu. Šitas sportas man yra hobis, tai nėra mano darbas. Anksčiau aš tikrai jau buvau tiek įnikęs, kad kartais net koncertų atsisakydavau dėl to, kad ten kažkokios ten varžybos ar panašiai. Mes turime dvi medžioklės, kurios mums patinka su žmona. Tai yra bebrų medžioklė ir stirninų. O man stirninų labai patinka, aš visada jos kviečiu. Bandyk briedį vėlioti. Bet mūsų labai su Renata jos būna rezultatyvios. Šiemet bebrų abu turime lygiai po 0. Sveiki, mėly podcasto žiūrovai. Šiandien pas mane svečiuose scenos žvaigždė, renginių vedėjas, dainininkas, vyras, kuris suviliojo Renatą, Deivis Norvilas. Labas, Deivis. Sveikas, Raka. Labas. Žinai, pasikviečiau tave dėl labai paprastos priežasties. Susipažinome šaudykloje, Toliašaudė, ten kilometriniai šaudykloje, Baltic Long Range, tu man patarimą davėjai ir atsirado toks noras pakalbinti tave kaip žmogų, kuris supranta apie Toliašaudę, apie tą šaudymo discipliną. Ir aš labai džiaugiuosi, kad tu sutikai. Taip, mielai. Tau svarbu šitas dalykas? Man įdomus šis dalykas. Dabar kiek jis svarbus, sunku pasakyti. Visi mes vis dėlto turbūt turim turėti sritį, kurioje pravalom galvą. Tai čia šita sritis yra tokia, iš dviejų pusių ir naudinga, ir valanti galvas. Nes iš tikrųjų ir savo bičiuliu esu tokių verslininkų toli nuo šito kaip ir šaudymo sporto esančius pritraukęs ir jie taip įnikę dabar yra, kad tai yra totali smegenų valykla, kai tu atvažiuoji ir kai tu nieko daugiau nenori nei girdėti, nei matyti, tu nori tik skaičiuoti, tik tai šaut, klausyti to gongo ateinančio garsą, žodžiu. Ja. Gerai, bet iš kažkur pas tavęs atėjo šitie dalykai. Ta prasme, negimsta žmogus, su ginklu rankoj. Juolab, kad tu pats esi meno žmogus, galiu taip sakyti. Taip, žinoma. Na ir meną mes įsivaizduojam kaip tokį, švelnų, galbūt lyrišką, tą asmenybę, kuri dirba toj srity arba kuri daro tos dalykus. Kaip tavo gyvenime atsirado apskritai šaudymas, noras į taikinį pataikyti iš toli? Iš tikrųjų labai vėlai. Tame ir yra įdomumas, kad ko gero mano pirma pažintis su ginklais tai buvo mano žaislai, nes tėtis man visą laiką parveždavo tai kažkokį pistoletuką, tai šautuvuką kažkokį. Ir tai pasivijo mane po labai ilgo laiko tarpo iš ties. Aš buvau visiškas priešininkas medžiokliai, aš buvau antimilitaristas, tarsi man tai buvo toks kažkaip, lyg ir baugu, lyg ir svetima. Ir po daug laiko, sako, kad vieniem prabunda tas medžiotojo instinktas, kitiem ne. Tai matyt, manyje prabudo jis, bet jis prabudo labai keistai. Iš tiesų, visa tai atsirado manyje, kuomet mes įsigijome sodybą Zarasų rajone. Ir žinai, ten fainos, gražios vietos ir pilna pėdsakų, kuriuo aš nežinau, kas čia toks buvo. Ir taip smalsu pradėjo darytis. Ir vienas vietinis medžiotojas man net truputį pradėjo mokyti. Va, čia briedis, čia šernas buvo, čia va taip stirna atrodo, Ir man taip įdomu ganėtinai pasidarė. Ir aš medžioklės kursus baigiau tik dėl to, kad turėti papildomą žinias mūsų faunoje. Kas čia toj Lietuvoje, kaip jie atrodo, kaip čia tas barsukas. Čia buvo tau nebuvo, ta prasme, nebuvo tai, kad iš vaikystės kažkur atėjo kažkas kažką mano tėtis nemedžiojo, mano seneliai nemedžiojo, aš niekada nebuvau medžiokliai, nemačiau aš nei to kraujo, nei tos mėsos. Tiesiog vieną dieną. Jo, bet aš išėjau tiesiog mokslinius tos kursus. Ir tas šaudymas manęs visiškai netraukė. Ir staiga aš pradėjau mokytis. Nuostabus dėstytojai, Egidijus Bukelskis, viešpatie pamiršau dabar pavardę, norėjau sakyti Tuminas, tu tikrai žinai, jis toks anksčiau buvo stambus, toks labai charizmatiškas, ne Tamošiūnas.
viešpatien užstrigo iš medžioklės draugijos. Vienas iš vadovų. Nu, užstrigo pavardė. Tave užkabino. Mane užkabino. Ir kitas dalykas, kas nutiko, aš supratau, kad gal toj medžioklė iš tikrųjų ne viskas taip blogai, kaip man atrodė. Kad iš tikrųjų gal reikalingas reikalas yra. Ir išlaikęs tos kursus, aš išsilaikiau leidimą ginklui. Gavau aš tą ginklą, man licherį dar savo lengvūtį, mažutį dar atsimenu ir dabar taip gailiuosi, kad pardaviau dabar jau. Padaug. Nu, bet reikėjo, ką darysi, trūko pinigų. Ir staiga atsirado, reiškia, po tos mano medžioklės projektas Tikri vyrai, kur mes su žinomais žmonėm gyvenom kareivinėse, Rukloje. Mes keldavomės kartu su kariais, mes valgiam tą patį maistą, mes bėgiojom po pratybas, po miškus, taip toliau. Tokio skanaus kugelio, kokį aš valgiau Ruklai miške, aš gyvenime nebuvau valgęs. Tai buvo kažkas neįtikėtina, nuostabus laikas ir tada mane prie tų ginklų patraukė dar labiau. Tada mane patraukė dar labiau ir šiek tiek reiškia tas žalias medžiotojas, kuris, žinai, kas pradžioj. O Dieve, svarbus yra rezultatas. Rezultatas, va. Pradžioj. Va, taip, va. Noriu šito, noriu to. Noriu, taip įdomu, jo. Ir staiga aš supratau, kad mane gal labiau domina, reiškia, kaip vyksta medžioklė. Šūvis ir tada daug darbo. Ir aš supratau, kad romantika baigėsi po paspaudimo. Antra dalis man jau visiškai daros nebeįdomi. Ir man labiau vis dėlto patinka pirmoji dalis, o medžioklė kaip taisyklė vienas šūvis ir viskas. Taip. Ir aš supratau, kad aš tiesiog noriu šaudyti. O kadangi aš noriu šaudyti, aš turiu važiuoti šaudyklą ir pradėti treniruotis. Ką aš ir pradėjau daryti ir tada įnikau labai labai stipriai šitą reikalą. Gerai, o tai dabar, na, okei, vat aš irgi, tavo vieta, ne jaunas medžiotojas, nu gerai, aš ne jaunas medžiotojas, neturiu supratimo, nuo ko pradėti toliašaudę. Nes tu šaudai toliašaudę, tu šaudai praktinį šaudimą, man atrodo, ne? Mačiau tave su AR-ke. O, ne, aš šaudau ir tai, ir pistoletu aš šaudau visko, išskyrus gal lygiavamzdžiu. Nuo ko pradėti? Nuo ko pradėti, aš manau, kad visai yra labai gerai, turint medžioklinį paprastą ginklą, tiesiog jį išsibandyti šaudykloje. Nes kartai, žinai, tie žmonės, turbūt vis dėlto, nežinau, kokia yra statistika, bet įtariu, kad 30.06 yra populiariausias ginklas Lietuvoje. 30.08, jo, du kalibrai. Nu, turbūt ne 30.06 man kažkodėl atrodo būtų populiaresnis, nes buvo laikas, kai tai buvo pats populiariausias kalibras, nors aš jo niekada neturėjau. Ir žmonės nustemba, kiek jie nemažai gali iššauti su juo. Su tuo kalibru. Su tokiu kalibru ir su paprastu medžiokliniu ginklu. Tiesiog reikia tam tikrų žinių. Kartais, kad tiesiog kolega patartų. Nu ir aišku, aš gana, nu kaip pasakyti, aš į daug ką pradėjau truputį žiūrėti su šypsena galbūt, bet su tokia, kaip pasakyti, normalia, nepasityčiojimu. Su gera šypsena. Jo, bet nu man kelia šypsena, kai ateina garbaus amžiaus žmogus, labai garbaus amžiaus, su 9,3 ar ne, koks ten kalibru. 72 arba 74. Ir jisai sako, atsiprašau, vaikeli, negalėtų man prišauti šautuvą. Nes aš suprantu, kad tam dėdukui tikrai nesaldi tą atranką. Ja, jį nukrėst gali. Ir kam jam to reikia, žinai. Ir jisai paprašo 3 kartus iššauti, ten jam prireguliuoja ir jisai laimingas žmogus važiuoja namo. Tai gal iš tikrųjų su galingais tais kalibrais ar yra prasmė Lietuvoje medžioti tai, ką mes medžiojame ir turėti tokį diskomfortinį šūvį, žinai. O matai, aš tai sakyčiau gal iš kitos pusės, žinai, medžioklė jo, vienas šūvis, bet aš suvedu viską gal į kitą šiek tiek dalyką. Tu esi visiškai teisus, kad kiekvienas medžiotojas, turintis ginklą, jis turi apsilankyti šaudykloje. Ten, gerai, aš nesakau, kad ten kiekvieną mėnesį, ne? Bet turi jisai tuos savo šaudimo įgūdžius atnaujinti, kas yra, nu, mano akimis žiūrint svarbu. Galingas kalibras medžioklėje, jisai šiek tiek kompensuoja šaulio klaidas, ne? Gal dėl to mes ten taip, žinai, nu tai čia, žinai, aš nenuvažiavau šaudyklą, gal ten pataikysiu, gal šiek tiek geriau, šiek tiek blogiau, bet žvėrį aš sumedžiosiu.
To nebūna šaudyklui, kai tu šauni ten į gongą tokio dydžio, ten gana didelio atstumu, ta prasme, tu arba pataikai, arba nepataikai. Tai va čia išeina šitie dalykai, aš tai taip manau, žinau. Matai, ta atranka iš tiesų ir pasijaučia būtent šaudykloje. Kada tu matai žvėrį ir turi pilną adrenalino. Ir darai vieną šūvį. Taip, tu nieko nejauti, tavo akis didelė, širdis maskatuojas ir taip toliau. Šaudykloje tai pasijaučia gerokai labiau. Bet taip, iš tie, o beje, norėjau paklausti, nes čia buvo pasikeitimų. Taisyklės dabar leidžia medžioti, prisišauti šautuvo plotos, ar ne? Kiek aš žinau, aš nesu visažinis, toli gražu. Nes čia buvo pasikeitimų. Pradžiai buvo leidžiama. Paskui nebe, o dabar lyg ir atėjo iki tokio dalyko, kad reiškia, laikydamasis visų saugumo taisyklių, besilaikant visų saugumo taisyklių, tu gali pas save plotose, medžioklės plotose įsirašęs į lapą pasitikrinti ginklą. Taip. Pasitikrinimas žodis labai toks platus, ta prasme, ar tu padarysi 10 šūvių, ar tu padarysi 5 ar 20. Ne, tai visko gali būti, pakeičiau šovinį. Jo, aš pakeičiau šovinį, aš ten, nežinau, dabar priimtas lyg naujas įstatymas, prezidentas veto neuždėjo duslintuvai. Tai, aišku, bus ta tema, apie ką mes dar šnekėsim. Ok, aš užsidėjau duslintuvą, pas mane pasikeitė pataikymo taškas, kas irgi yra normalus dalykas, ne? Taip. Aš noriu pasitikrinti, pasižiūrėti, kaip mano ginklas šauna su duslintuvu, kaip mano šauna ginklas be duslintuvo ir taip toliau. Tai va, pasitikrinti ginklą, kiek aš žinau, tu gali, o prisišaudinėti, būkime atviri, šaudykla yra šaudykla, kur tu atsisėdi ramiai, ten tą 100 metrų, tau nereikia ten šaudyklų prisišaudinėti kilometrinė, ne? Ten, kur mes bandom ginklus, kur mes ten susipažinom, kad ten 100, 200, 300, ten mačiau, kaip tu šaudai, ten aš nemačiau taikinio, tu matei. Labai toli. Va, tai to nereikia medžiokliai. Tiesiog 100 metrų atsisėdus stabilioj pozoj, pasitikrinti, galų gale surinkti ten tą tai vadinamą krūvą. Teisingai. Jo, įvertinti ginklo galimybę, taip toliau, kaip jisai ir viskas su juo tvarkoja, nes, žinai, yra labai daug teorijų. Vieni ginklą valo tik šūviais, kiti ginklą, kiti... Gerai, o kaip tu ginklą valai? Tu tik šūviais valai nes aš girdėjau, sakė, čia kuo rečiau valai, to geriau lekia. Žiūrėkit, yra du dalykai iš ties. Kaip valai ginklą? Jeigu tu tiesiog išstumi, kadangi vamzdyje kaupiasi du komponentai, tai yra karbonas ir varis. Reiškia, su laiku graižtvos apsivariuoja, jeigu kalbame apie graižtvinį ginklą. Taip. Ir tam tikras vario kiekis jis yra labai tinkamas ir tavo ginklas šauna va taip, kaip jis šauna. Bet aš bent jau kokius 4 kartus metuose ginklą išsivalau, aš taip vadinu, iki veidrodžio. Iki visiško, absoliučiai, aš jį valau su pasta specialia, ta prasme, kad ten būtų visiškas veidrodis, be jokio vario, be jokio karbono. Kas kiek šūvių maždaug tu gaunės tas valymas? Aš manau, kad kas kokį nemažiau 1000. Bet va šitaip jau. Paprastai, sakykime, išstumti karboną aš darau faktiškai po kiekvienos treniruotės. Aš po kiekvieno šūvio traukiu. Virve traukiu, kad išvalyt. Jo, nes aš nemanau, kad čia yra geras tas pasakymas. Galų gale būna drėgnų dienų, žmonės grįžta, padeda tą šautuvą į... Ir grįžęs namo, tu girdi kaip seife rūdys. Aš mačiau savo žmonos ginklą, kurį aš jai padovanojęs esu, kaip jis atrodo. Pala, stop. Taip, Renata mano irgi turi. Irgi šauda? Taip, jinai irgi. Mes turime 2 medžioklės, kurios mums patinka su žmona. Tai yra bebrų medžioklė, pavasarinė, kada grįžta paukščiai, kada, tas neapsakomas pavasario jausmas. Taip. Ir stirninų. O man stirninų labai patinka, aš visada jos kviečiu. Švilpiu. Ir aš manau, kad jai jau gali žvėrį prikalbinti jo kalbą. Tai yra tam tikras lygis. Tai yra tam tikras lygis. Taip, čia yra wow. Dėl elnių pas toj Zarasų pusėj tai yra prašiau, tai dar su kvietimu nepradėjau, bet labai norėčiau ir tą dalyką išmokti. Bandyk briedį vėlioti. Irgi fainas. Va, briedį gal įdomu būtų. Taip. Faina. Tai va, tai šitas 2 medžioklės, bet mūsų labai su Renata jos būna rezultatyvios. Šiemet bebrų abu turime lygiai po 0. Gongų, kaip suprantu, sumedžioji šiemet daugiau. Aš tau papasakosiu, kaip aš medžioju bebrą. Aš atsisėdu, savo pasiemu, reiškia, žiūronus.
Ir šautuvą aš kažkur tai ten numetęs ir aš laukiu tų bangų, tų nuostabių bangų, kurios pradeda eiti, tada burbulų ir aš matau jį plaukiantį. Ir man tikrai jokių minčių nėra, kad dabar man pult ir jį čia šaut. Aš geriuosi jau, aš matau kaip iš šakelę tempia, taip. Nu ir jeigu jau taip žūliai per kokį 10-15 metrų man čia pradėtų plaukiat, gal aš ten jau jį, kaip sakant, pamėginčiau sumedžiot. Bet dabar jis taip gražiai sėdi, ten griaužia. Nu, aš galvoju, palauk, nu, ausis gal užsikišiu. Žiūriu, kad tik vieną kamštuką turiu, antrą neturiu. Nu, tai gal ką čia kišt, pirštinę gal kokią, įsikišu pirštinę. Tada pasiimu ginklą, pasidedu, nebėr bebro. Nu, pasidedu ginklą, išsitraukiu, vėl bebras yra. Nu, negi aš vargsiu vėl ten su to šaudu. Tai žiūrėjau, tu pats rezultatyviausias medžiotojas Lietuvoje, aš taip suprantu. Bet aš matau šitą nuostabų, kaip jis palauk pavadinimu, perkūno oželį pelkėje. Taigi, žinai, iš kur yra snaiperis žodis kilęs? Būtent nuo perkūno oželio. Kodėl? Todėl, kad snaiperių galėdavo vadintis tik tie, kurie sumedžioja būtent skrendantį perkūno oželį. Vieną kulką? Ne kulka, lygiavamzdžių be abejo. Taip. Kadangi jo trajektorija, jis beprotiškai greitas paukštelis, jį sumedžiot labai sudėtinga, tai tik vat jį pagavęs, tu gali save pavadinti snaiperiu. Geras. Tokia buvo čia tradicija. Jis vadinasi snipe angliškai. Geras. Tai va, aš to nežinojau. Jo, tai matyti jį nenustykstantį, aš nebandžiau nei karto ten jo sumedžiot, galų gale, jeigu jisai stovi ant žemės, tai čia net ir nesiskaitytų, bet tas jo šustrumas tai yra nuostabus. Gražu. Gerai, kokį ginklą pats turi? Snaiperiauti. Turiu tolimam šaudimui kelis, vieną turiu sportinį, tai jis yra visiškai pavadinimo neturintis, gabalai surinktas. Aš jau ten vadinu jį Mercedesu ir tai yra buožė vieno gamintojo, tai yra Foundation tokios įmonės, tada vamzdis yra kito gamintojo, Bertlainas, tai yra topinis, kaip topiniai vamzdžiai pasaulyje. Tada spina mano yra Impact Precision, irgi susirinkau tokį jau, sakykime, nuo nuleistuko iki varžybose dalyvauja. Taip, jis yra labai sunkus, taip. Tai jis sveria apie 11 kg, tai jau jo medžiokliai tikrai, nors vieną kartą buvau lapiuose, lapių pamedžiot, tikrai didelis komfortas šaut su sunkiu ginklu. Nejuda šūvio metu, atrankos nėra. Taip, tai yra wow. O jeigu tokį taktikai ir pusiau aš matai, į medžioklę vis dėlto nešuosi tą patį ginklą, su kuriuo aš, tarkim, kartais ir patolė šaudžiauju. Dėl ko? Dėl to, kad aš pasitikiu juo. Aš žinau jo galimybės ir aš žinau, kad jeigu man teks šauti ten bebriukų į kokią galvytę, tai aš tu žinai, kad tu greičiausiai aš pataikysiu. Taip. Tai man tai labai patinka. Tai kitas mano ginklas yra Desert Tech, amerikiečių gamintojo, toks bullpup sistemos, dėl ko jis žymiai sutrumpėja, o vamzdžio ilgis išlieka pakankamai ilgas. Jo. Ir mano kubatūrai, sakykime, tas ginklas tikrai tinka. Kokius kalibrus? Aš naudoju 6,5 ant 47. 600 metrų šovinys? Jo, bet jis puikiai dirba ir ant kilometro. Aišku, medžioklėje aš tokių atstumų niekada nenaudoju. Aš manau, kad tai yra tiesiog kvaila mūsų lietuviškai medžiokliai. Nes jeigu tu tą stirniną gali sumedžioti iš 200 metrų, kam tu jį šauti iš tų 600? Sutinku. Ta prasme, kam žeisti žvėrį netyčia, gali daug ko nutikti, galų galiai iki kilometro ta kulka skrenda netoli 2 sekundžių. Tai žvėris juda. Taip, jis gali pajudėti, nes kalnuose, suprantu, kur sudėtinga prieiti, jau ten neturi pasirinkimo, ten tos ožius medžiodamas, bet šiuo atveju tai va, tai... Visi ginklai 4? Ne, 6,5 47 čia toks mano labai pamėgtas kalibras, man jį rekomendavo, tai yra tarpinis tarp 308, bet ir tarp beproto populiaraus sportinio kalibro Amerikoje dabar to vadinamo 6 mm. Taip. Aš turėjau ir turiu vis dar 6 mm vamzdį sportiniam savo ginklui. 6 BRA, mano vadinasi, kalibras. Jo, daug jų ten yra 6 mm. Jo, BR, BRA, Dasheris, taip toliau, bet pastebėjau vieną dalyką. Čia Amerikos, aišku, išmislai, čia tie sportiniai kalibriukai visi nedideli, bet jų, sakykime, sąlygoms gamtos
kalnuose, taip toliau. Tu varžybose matai nepataikymą, kadangi tai yra kalnai, tai yra akmenys, tau pakyla kažkokios dulkės. O mūsų klimate, jeigu tai yra palyja, ar sikt įlindo į žemelę ir jokios informacijos. O mums nieko nėra blogiau, kaip nepamatyti, kur nepataikai. Nežinai, kokias pataisas daryti. Būtent. Tai kai kas pamato, bent jau taip sako, kad pamato, mano galbūt jau akis jau nebe tos, kad aš galėčiau jį turėti. Tai 6,5 man tikrai pakelia daugiau informacijos, sakykime, aš turiu iš nepataikymo. Okay. Creedmore'as, puikus kalibras, labai paplytęs. Nors aš niekaip nesuprantu Creedmore'o atsiradimo po to, kai atsirado 6,5 ant 47 lapų A, nes tai buvo pirmiau išrastas kalibras. Keliais metais pirmiau. Taip, o čia tiesiog yra matyti amerikietiškas variantas. Žiūrėk, čia amerikietiškas variantas, kur unifikuota 308, grubiai kalbant, kalibro gilzė, jie apspaustas kakliukas iki 6,5 mm, kas, aš netoliašaudininkas, bet 6,5 mm yra labai tinkami tolimam šaudimui, nes kulka yra ilga, stabiliai skrendanti. Puikiai. Jo, tai čia tikriausiai yra amerikonų sumislytas konkurentas. Taip, visiškai sumislytas konkurentas, bet puikus kalibras ir dabar netgi teko matyti vieną kitą jau tokį garbesnio amžiaus žmogų ir šio kalibro pasirinkimas labai mano sveikintinas, jis medžioklėje mačiau, kad daro didžiulę žalą gyvūnams. Kulkos priklauso, bet jo, iš tikrųjų aš pats medžioju. Aš pats medžioju su Creedmore'u. Jo. Tai va ten yra LDX-as ar kažkas? LDX-as yra Hornadžio kulka. Taip, tai ji man atrodo labai ten didelė. Ji labai agresyvi, jinai yra labai agresyvi. Jo, dideliu atstumu jinai labai gerai dirba, iš arti ta kulka. Nespėjusis. Šiek tiek per daug žalos daro. Ta prasme, jinai išsiskleidžia įėjimo pusėj. Tai iš arti su jie šauti taip. Ant ribos, bet jinai veikia. Ten gerai, skrenda gerai. Bet yra komfortiškas kalibras, atatraka komfortinė. Kažkaip, man gerai, tai tada kalibras tavo 6,5 M7 pagrindinis, ne? Lapo, šovinius pats darai. Pats užtaisinėjau. Čia jau nori, toliašaudininkas tikriausiai dėl 2 sumetimų daro šovinius pats, ne? Pirkti parduotuvį yra brangu. Būkime atviri. Tai yra... Galbūt ne ta priežastis, gal visiškai. Ir gauti preciziją, kad taisant pačiam yra kitaip. Čia yra, kai žinai, ką valgai namie, ką pasigaminai, tą ir valgai. Tai vat kaip pasidarei, taip ir turi. Ir iš ties, aš dar visada sakau, kad geležis turi būti aukščiau už šaulį, kad tu negalėtum geležį, aš vadinu, ginklas, vamzdis, kompleksas. Taip, šovinys, kad tu negalėtum apkaltinti, kad va čia matai, kaip man čia dabar čia jis blogai. Aš čia nusipirkau ir čia negerai. Jo, aš tai viską gerai darau, bet va šautuvas va nešauna. Tai labai gerai yra turėti tokį komplektą, kad tu jo negalėtum jau apkaltinti. Kad neperspėjusi. Tai aš taip jau stengiuosi taip ir daryti. Tai kol kas tikrai neapspėjau dar nei vieno. Supratau. AR-kę naudoji, AR pusautomatį. Oi, turiu nuostabų AR. Aš ta prasme... Bet čia yra jau mūsų, žinokit, smegenis pažeistos tų toliašaučių dėl pusautomačių. Kadangi mes matom nesiglaudžiančias kulkas, o tai yra, normalu, tai yra pusautomatis. Jis negali šauti tavo 3 cm ten, neina. Nors kartais gamintojas ir deklaruoja, bet gali būti švenčių, ten sulindo, žinai. Bet įprastai tai būna vidutiniškai 4-5 cm. Tai būkim bėdni, bet teisingai, kartais ir 6. Tai tokį truputį kutaną ir tu galvoji, nepasitikiu. Bet turiu dabar AR, POF USA jis vadinasi, tai su juo aš tikrai turiu net įrodymą nufilmavęs. Aš mačiau. Iki 800 metrų. Aš mačiau. Ir kalibras 223. Taip, 223. Ir šoviniai. Paprasti pirktiniai. Šitiegi mūsų puikios geraitės. Ir jeigu neklystu, tai buvo NATO Ball, šita 62 greinų kulka. Tai buvo wow. Gerai, tavo ginklai nėra pigus, aš taip suprantu, ne? Ar yra labai didelis skirtumas tarp to, kaip šauna ginklas, kuris yra surinktas pagal, tavo užsakymą, ne? Ir, tarkim, kažkoks gamyklinis, standartinis, pavyzdžiui, mano draugas, ne? Jis gana ilgai šaudė Sutika T3. Ir dabar šaudo vis dar? Šaudo, jo. 308 gal? Jo, man atrodo 308. Turbūt, taip. Visko pasitaiko, kaip ir, žinai, čia toks
Pradedančiam, tai manau, kad tai yra puikus ginklas. Tai yra kompleksas pradedančiam. Visiškai puikus. Tikrai mačiau daug jų puikiai dirbančių ir mačiau, kad ir spynos jų gražiai dirba, žinai. Gal ten kartais tenka pasiveršti kažkokius varžtus, galbūt kažkas ten kažkokius, tai nežinau, žiūrint kokia ta šasi vadinama, kaip ją pavadinti lietuviškai. Buožė, sakykime. Buožė, taip, nu, taip. Gal kartais jas ten pasikeičia žmonės. Bet man atrodo, GRS kažkokį turėjo. Kažką ten, kad buožė pasikeitė standartinė, tai 100%. Bet matyt, kad vis dėlto tiek vamzdis, tiek spina, tiek nuleistukas reiškia yra pakankamai gerai padaryti. Bet ne, žinok, nuleistukas irgi keitė. Irgi keitė. Nu tai kas liko iš tykos vamzdis ir... Timnėjų dėjo kažką. Va. Labai džiaugiasi. Taip, nu tai būna iš ties, kad žmonės nusiperka, atrodo, nebrangų ginklą, bet jeigu nori jį prisivesti iki gero, tai žiūri, kad ten jau visai neblogai gaunas. Nebeteisingi. Amerikos kariuomenės snaiperiai ilgą laiką, reiškia, tas 308 kalibras, jie ilgą laiką šaudė su Remingtonais, kurie nebuvo tikrai labai brangus ginklai, ne? Nu, ta prasme, ten pats iš savęs kaip ginklas, ne? Ten tiesiog vamzdis geras. Nu, pradėkim nuo to. Nu taip, vamzdis turbūt čia vienas tokių kertinių momentų. Bet su kuo, aš nežinau tiksliai, su kuo jie šaudydavo, kadangi jie šaudo su viskuo ir ten keitėsi ir keičiasi. Viskas labai greitai. Labai. Okay, varžybos. Dalyvauja varžybose. Ką laimėjai? Ai, visko čia. Lietuvoje tai kaip ir visai neblogai yra. Man čia sekėsi. Daug visko aš čia esu. Prilaimėjęs. Gal iš tokių tų tolimesnių esu tik keliuose nuvažiavęs. Buvau nuvažiavęs į Prancūziją. Tai beros ten buvau 12 gal, bet ten buvo visa Europa suvažiavusi. Tai čia pirmas mano tos tolimo. Tai labai gerai. Labai. Aš skaitau, kad tikrai aš dar su savo Desertechu dar nuvažiavau, tai yra visiškai militaristinis ginklas, ta prasme nieko bendro su varžybom. Va būtent ten aš ir pamačiau, kad kaip šaudo skandinavai, su kuo jie šaudo ir aš supratau, kad tiesiog... Vamzdis istorija kaip mikrofonas šitas. Jo, kad ir kalibras ir vis dėlto, kad nu kur ten, kai jie jo beveik nelaiko, šaudydami su 6 kalibru, tai jeigu tai yra 12-13 kg ginklas, jie tiesiog padeda ir aš net matau, kaip jie atsitraukia nuo buožės. Ir liečia tik nuleistuką? Ir tiesiog tik su nuleistuku. Ir jisai tiesiog labai mažai įsijuda. Svoris. Ir tu neįtakoji, reiškia, savo adrenalinų, savo širdies mušimų. Ne, jie visiškai laisvą eigą palieka ir jie tiesiog raiško. Jie gali nepataikyti dėl vėjo. Bet Europoje tai skandinavai yra vis dėlto, sakyčiau, numeris 1. Kieti. Jo. Jie turi labai geras sąlygas visiems komponentam, parakam, kadangi patys juos gamina, kulkas jie patys gamina. Amerikietiškus vamzdžius aš vieno, reiškia, paklausiau, sakau, nu gerai, sakau, kiek tu vamzdžių per metus pakeitė? Nu, jis sako, apie 4. Sušaudo, reiškia, varžybose 4 vamzdžius. Tai čia nuo kalibro priklauso, bet tai yra tai aš sakau, kiek 10 000 šūvių 4 vamzdžiai? Jeigu tai yra 6, tai netiek jau ir daug, gali būti apie 2,5–3 tūkstančiai, nedaugiau. Tai iki čia. Iki. Dar su pirmu kursu dar vargiai ir jie dalyvauja varžybose. Pirmą jie prašauna treniruotėse, o su antru kursu gilziu jau jie dalyvauja varžybose. Bet esmė tai yra, aš jo paklausiu, tai bet o kaip tu gauni tą vamzdį? Jis taip pažiūrėjo mane. Nu tai nunešu ginklininkui savo ginklą ir kitą dieną pasiemu su naujų vamzdžių. Mes Lietuvoje laukiam apie 9 mėnesius. Vamzdžių? Jo, kartais metus. Bet čia klausyk, kad čia pas mus įstatymai tokie yra, kad, kaip čia pasakyti, nu mes šalis tokia, kur viską draustų, ne? Žinok, aš pasakysiu, kad man atrodo, mes visai neblogai atrodome šito požiūriu. Tiek ir šaudykloms, tiek ir ginklų leidimais, taip toliau, ačiū Dievui, duslintuvais, mes visai neblogai atrodome. Bet, reiškia, kas yra sunkiausia vamzdyje? Sunkiausia yra išgręžti, kadangi tu gauni, įsivaizduokit, vienodo storio, reiškia, vamzdį. Blankus. Jis yra blankas, teisingai, jis yra tiesiog graižtvas, jo padarytas kalibras, reiškia, ten 6,5 ir žingsnis, ten 1,8 inčiuose, ar kaip jau tu ten užsimanai. Ir sunkiausia yra teisingai išgręžti tą vadinamą šovininę, šovinio lizdą. Šovinio lizdą, teisingai.
Tai va, kad tai padaryti idealiai, teisingai reikia turėti, matyti labai rimtas stakles ir labai rimtas priemonės. Kol kas Lietuvoje niekas tuo neužsiima. Galbūt jie ir būtų galimybė užsisakyti, bet aišku, muitai, taip toliau. Amerikoje tas vamzdis kainuoja $500, čia jis jau kainuoja virš €1000. Tai va šitaip viskas pakyla, pabrangsta. Nepigus reikalas. Tai tai ir mes, aišku, truputį iš to bado, taip jau ir pritaupom tos vamzdelius, jau nekeičiam 4 metus. Toli gražu. Gerai, paminėjai duslintuvą. Kaip tu pats manai, čia gerai ar blogai? Dabar leis. Aš manau, kad viskas, žinokit, čia yra gerai. Mes vis dėlto, aš tikiu, kad medžiotojų visuomenė keičiasi. Aš tikrai žinau nuostabių medžiotojų, kurie labai atsakingai renkasi į ką šauti ir labai pabara ir pabaudžia tuos, kurie netinkamai tai padaro. Tai aš manau, kad tai yra tiesiog dėl sveikatos. Mano tėvas, tarp kitko, yra lengvosios atletikos treneris ir jis visą gyvenimą, reiškia, buvo starteris, tas vadinamas, kuris, reiškia, duoda startus bėgimui. Ir jisai daugybę kartų yra tiesiog šovęs be jokio, atvira ta liepsna, tai senais laikais. Šauni. Tai aš tikrai matau ant jo, kad jo klausa yra pažeista ir labai stipriai. Ir aišku, be galimybės grįžti šiuo atveju. Tai čia lygiai tas pats. Tos ausinės, nežinau kaip kitiems, bet tarkim man varžybose, taip toliau, man skauda galva, paskui labai stipriai man skauda ir aš visą laiką geriu vaistus, nes tiesiog nuo to spaudimo matyt kažkas reaguoja. Tai šis atvejis, tai bus didžiulis malonumas pačiam šaunančiam, kažkur netoli galbūt gyvenančiam ir tiem žvėrim gal mažiau streso aplinkui. Nebus trikdymo tokio. Tikrai, man atrodo, kad nieko čia blogo, kadangi tus brakonierius, bet kuriuo atveju gaudo patys medžiotojai. Taip, apie ką mes šnekam, dabar brakonierius gaudo medžiotojai. Jis jau turėjo jau galų gale, jau turėjo. Ir jeigu jam reikėjo, jisai turėjo velniai žino kiek metų ir naudojo ir ta prasme jis tiesiog kol kas yra nepagautas. Taip. Tai aš manau, kad tiek naktiniai čia viskas su jais tvarkoja, kad juos įteisino tiek šitie dalykai. Aišku, aš turiu įtarimą, kad bus vienas pasikeitimas kažkada. Žinai koks? Kad dabar neseniai vienas bičiulis man sako, pažiūrėk, koks gražus šautuvas, gal norėtum. Ir aš taip iš karto paėmęs, tai atviri taikikliai, ką čia optika reikia. O paskui palauk. O jeigu taip su atvirais taikikliais? Bet čia kaipas irgi savotiškas. Taip. Kokį variminį medžioklį, tuo senu būdu, matant viską tiksliai, taip toliau, vedant, taip kaip kažkada. Aš nekalbu, man atrodo, kad vis dėlto turbūt lygiavamzdis variminį gal net toks pavojingesnis, ne tai, kad gyvūnui daugiau žalos gal galintis padaryti sužeisti. Ne veltui net ir medžioklės taisyklėse dabar, kuo toliau, to atsiranda daugiau draudimų medžioti kanopinius žvėris, tai nebegalima grangulkėm anksčiau. Būtent, ypatingai didžiuosius, ne grangulkėm. Tai kamon, apie ką mes šnekam, kad nelakstytų sužeisti. Teisingai. Tai čia yra labai teisingi sveikini dalykai, aš esu už tai, bet nežiūrint į visą tai, jeigu jau mes kalbam apie tai, kad iš viso eini be optikos, ten su atvirais taikikliais ir taip toliau, tada einam dar toliau. Tada imkim juodą paraką, taisykimės patys. Čia, ten iš vis reikia prie žvėries prieiti artyn, nes, tu su atvirais taikikliais, negali tu šauti ten į žvėrį iš ten... Be abejo, net iš 100 jau ganėtinai sudėtinga būtų. Tada kitas sekantis žingsnis toliau, galbūt kada nors pagaliau įteisintų lanką medžioklį, kaip medžioklinį ginklą, nes pats lankas irgi yra medžioklėje, tai yra baisus ginklas. Žalą daro didžiulę, ta prasme, jis tik tai tiek, kad nėra garso, nėra dar kažko. Ir tam, kad pataikytum lanku, tai ten treniruotis reikia turbūt ne mažiau negu jums šauliams, kurie šaudo toliašauliai. Aš manau. Ten netai paprasta viskas. Labai, ko gero, netgi sudėtinga, nes matai, ką padarė mūsų optikos, ką padarė mūsų graižtviniai, tiesiog žvėris suprato, kad jis, taip kaip anksčiau ten pasakodavo, per kviečius prieidavo per 20 metrų iki šernų bandos ir iššaudo. Dabar realiai labai sudėtinga tą padaryti, nes tiesiog žvėri žymiai atsargesni. Jie suprato, kad jie turi turėti atstumą. Tai dėl to šitie artimi prieimai ir galbūt ir tie taikikliai, čia iš fantastikos ryties jau dabar. Bet žavesio tai tikrai turi. Ta prasme, atviras taikiklis man... Bet tokiu atveju tu medžiotum, ta prasme,
tu vis tiek ateini kažkada iki to, kad tu medžioji jau nebe tam, kad sumedžiot. Kaip tu sakai, pradžioj labai reikia visko to ir to, ne? Taip. Tu jau pradedi medžioti ne tam, kad sumedžioti. Tikrai tu pradedi, kaip tu sakai, išsivalyti galvą, prieiti prie žvėries, kitą kartą nepaspausti nulistuko ir taip toliau. Čia tu jau eini visai kitų dalykų. Aš absoliučiai, žinok, aš iš ties, nežinau, man medžioklė įvyko tada, kad aš pamačiau laukinį žvėrį. Viskas. Ar tai yra lapė, ar tai yra kiškis. Kokių nuostabių momentų čia tikrai ne aš vienas. Teko matyti, kai kiškis ant kalno, o iš apačios lipa lapė. Nemato jį, nei to kiškio, nei tas kiškis ją mato. Ir tas kiškis taiga pradeda eiti į jos pusę. Ir aš žiūrėjau, kamikadzė visiškas, kas čia bus dabar. Ir jie vienas nuo kito pašoka iš tokio siaubo, jie taip netikėtai vienas kitą pamato per kokį, nežinau, keletą metrų ir abu į skirtingas pusės bėga. Va dėl ko aš einu į medžioklę. Va čia man medžioklė įvyko. Aš pamačiau, Dieve, aš tos stirnus tai net vardais žinau. Jau, nes žinau, kur aš palikau. Taip, aš jos fotografuoju, aš jos apžiūrinėju. Man labai svarbu yra medžioklėje. Tai šita vadinama triuba, tiksliau didelio priartinimo, tas reiškia skaupas, kur aš galiu labai atidžiai apžiūrėti. Ir gana didelio atstumu. Taip. Vat stebėjimas man suteikia kur kas didesnį džiaugsmą negu nuleistuko nuspaudimas. Prakalbam apie visokius opinius reikalus. Taikiklis sportiniam šaudimui. Yra nemažai variantų. Iš ties, jie lygiai taip pat tinkantis puikiausiai ir medžiokliai, mano supratimu, kadangi aš pats tą darau. Sportiniam šaudimui tai dabar yra, toks naujas brandas iššokęs Zero Compromise Optic, ZCO vadinama. Tai yra Night Force ir Kalės keli darbuotojai apsijungė. Taip, ir sukūrė savo optiką, kuri turėjo labai turi aštrų paralaksą ir puikius sportinius tinklelius, bet grįžo į sakyčiau, aukščiausią lygą Kalės. Kalės truputį buvo lyg ir nuėmė gazą jau atrodytų po, ganėtinai seniai jau tas naujausias modelis 525 pasirodė ir va dabar kelios jų optikos 328 ir 540, tai yra tiesiog nekompromisinis čempionas, nes tu turi tokio pločio vaizdą, sakykime, matymo laukas platus. Šaudimo mūsų sporte, kai tu turi pats susirasti taikinius, tai sakykime, taip plotis mums labai svarbu yra. Taip. Ir kai tu prisidedi ir žiūri į ją, nes jos okuliaras yra fantastiškai didelis, tai jis yra nekompromisinis čempionas šiai minutei. Aišku, viskas judės, dabar kiti irgi pasižiūrės, kaip tai buvo padaryta ir darys panašiai, bet šiai minutei Kalės yra numeris 1 sportiniam šaudime. Aš manyčiau, kad medžioklėje tai turbūt, aišku, Svarovskis, aš taip įtariu. Svarovskis, Saisas. Nes kuomet aš nusipirkau Svarovskio žiūronus, turėjęs prieš tai, nežinau, gal turgui kažkokius rusiškus buvau nusipirkęs prieš tai. Ir tai buvo vasara, tai buvo lubinai, tai buvo drugeliai, musės ir visa kita pievoje. Aš atsimenu tą pirmą prisidėjimą, aš buvau šoke. Detalumas. Kokio grožio vaizdas, viešpatė. Detalės. Tai aš nesuprantu medžiotojų, kurie sako, man žiūronų nereikia, aš per optiką žiūriu. Tai aš kaip tik viską žiūriu per žiūronus, nes tai yra tiek nuostabios informacijos. Wow. Yeah. Gerai. Daug treniruojasi? Žodis daug gal nėra, tai aš supratau vieną dalyką. Man tai yra hobis. Šitas sportas man yra hobis, tai nėra mano darbas. Anksčiau aš tikrai jau buvau tiek įnikęs, kad kartais net koncertų atsisakydavau dėl to, kad ten kažkokios ten varžybos ar panašiai. Tai dabar aš galiu į varžybas nuvažiuoti, šiaip Lietuvoje labai didelis badas su varžybom šito klausimo. Ar nepopuliaru? Kažkaip organizuojančių yra labai mažai. Labai mažai. Ir iš tiesų, kuomet tų varžybų turėjome daug, net aš tai vadindavau kiemo lygą. Susirenkam, hebra, 5 pratimus, vieną sugalvoju tą pratimą, antrą sugalvoju pratimą.
rezultatai kildavo iš karto. Kadangi adrenalinas, bet kuriuo atveju jis pakyla, jis veikia ir žmonės žymiai geriau šaudydavo. Ok, tai dabar nori pasakyti, kad Lietuvoje trūkumas varžybų? Trūkumas. Kodėl? Šito tolimo šaudimo. Ar nėra iniciatyvių žmonių, Manyčiau. Ar tų, kurie šaudo apskritai, daugėja, mažėja? Jų manyčiau, kad daugėja. Į PSC tai tikrai, man atrodo, bado neturi ir ten varžybų, tai wow, užtat tikrai turime šaunių, puikių sportininkų, kurie, man atrodo, tikrai jau išėjo ne tik į Europinį, bet gal į PSC tas praktinis šaudimas, kur bėgioja su pistoletais, su tais riflais vadinamais, AR-ais. Tai va, tai šitas rytis tikrai klesti Lietuvoje. Kadangi nereikia didelių atstumų, matai. Nereikia ilgų šaudyklų didelių. Taip, nereikia didelių šaudyklų ir galima pasidaryti, ir jų yra Lietuvoje jau gana nemažai tų šaudyklų. Šaudyklų, tarp kitko. Iki 100 metrų čia žinok, visiškai su tavim sutinku, net blemba apie Vilnių, vien tik tai kiek yra atsidariusių tų šaudyklų, arba atnaujintų, kurios buvo senai pamirštos. Jo, tas yra labai faina. Labai gerai. Tai labai skatina tuos šaulius. O su tolimu šaudimu, tai mes realiai turime turbūt tik tai vieną šaudyklą. Baltic Long Range? Taip, tik Marijampolė 300 metrų. Ir viskas. Tokio, kad 500-600 privačių mes neturim, kad bet koks žmogus galėtų nuvažiuoti. Anksčiau dar būdavo poligonė, Rūdninkuose dar būdavo galima prisiprašyti 300 metrų, bet dabar jau viskas, ten jau grinai. Poligonas yra poligonas, šauliams kartais būna tos pratybėlės, gal ne taip dažnai kaip norėtųsi, bet taip nuvažiuoja, bet jeigu medžiotojas ar šiaip žmogus norėtų pabandyti, netiek daug. Gerai, o pasaulinė tendencija, ta prasme, ar toliašaudė, neišstums toliašaudės, šitas praktinis šaudimas? Nemanau, kadangi labai jau skirtingos disciplinos, bet kad kare toliašaudiškumas turbūt liks tik tai kaip romantinė snaiperio profesija, tai ir juos išstums dronai, kaip dabar rodo. Dabar žinom tą istoriją, kas vyksta Ukrainoje. Tai panašu, kad čia lieka toks, romantinis kažkada, čia prisėlina, čia nesimato. Dabar 10 km ten pilka zona naikinama, viskas. Pakėlė droną. Arba tai liks tiesiog kažkokių arba banditų, arba spec tarnybų, reiškia, užduotis, kuomet reikia nuimti tam tikrą taikinį. Ir tiek. Bet kare, tai man atrodo, sudėtinga specialybė darosi. Gaila. Ką darys? Žiūrėk, iš socialinių tinklų matau, kad tam tikrus jausmus ir tam tikrus gerus dalykus jauti nepriklausomybės kovų dalyviams. O taip. Aš čia neseniai atkasiau savo medį, tiksliau ne pats, aišku, su pagalba profesionalų, kad mano senelis buvo vienas iš tos kariuomenės įkūrėjų. Čia garsiai pasakyta, visi, kadangi ėjo savanoriais tuo metu, gavo tas kariuomenės kūrėjo statusą. Tai man čia buvo didelė naujiena, nes aš apskritai apie jį informacijos beveik jokios neturėjau, kaip tas Juozas Norvilas, kuris prapuolęs, nes dingo jis karo metu, tai buvo mes galvojom, kad vokiečiai jį tiesiog kažkur sušaudė, nes lyg ir vokiečiai jį išvežė. Tai galus vis dėlto radom, įsivaizduoju, kur Austrijos kalnuose. Žmogus statė šachtas ten raketinės kažkokias, tenis metus tai ištraukė žmogelis. Ir kadangi buvo renkama darbams išmatyti iš visur tos Europos, kur vokiečiai buvo paėmę ir jis buvo išvežtas ten. Kaip ir specialybė jo buhalteris, taip ir parašyta ten tose dokumentuose. Tai nežinau, už ką jį ten, tiesiog matyti, negerų metų netinkamai vietoj. Tikėtina, kad tais laikais nebuvo skirtumo, kokia tavo specialybė, tautybė ir visokie kitokie dalykai. Tai buvo nesvarbu, tave tiesiog paėmė už rūros, pasodinai traukinį, išvežė Ir gražios tos vietos, mes būtinai nuvažiuosim dabar su vaikais, su tėvais mano, kadangi jų pavardės ten kritusių, reiškia, yra išlikusios, tai aplankysim. Ok. Ar eitum ginti tėvynę, jeigu? Taip. Su to, ką tu turi. Aš manau taip. Man labai stebina, kad mes labai daug šnekam apie tą evakuaciją. Ir labai mažai kalbam apie gynybą. Aš kaip tik galvoju, kad aš ne vienas čia toks. Ir žinai, kaip ten iš tiesų bus, mes dar pamatysim. Čia, žinai, tų, kurie drasko rūbus. Ir sako, kad aš jau... Jo, gali tai užtat, žinai, pasakyti, kad ne, aš tai tikrai tai... Bet aš tikrai esu, kaip ir savo šalies patriotas.
Jeigu žmonės taip lengvai nori ir gali atiduoti viską, ką turi, tiesiog, tai atiduokit dabar, tai atiduokit senelių namam, atiduokit vaikų namam, galų gale tą savo užgyventą turtą. Jeigu jūs tiesiog va taip galit viską, imkit. Galų gale čia mūsų tėvų žemė, tiesa? Taip, čia yra mūsų žemė, Dieve. Okay. Ir tikėtina, kad tai, kad tu dabar moki ir mokaisi ir praktikuojasi, tau tikriausiai labai praversų toj romantiniai specialybei. Nu, aš manau, kad taip. Aš mielai dalinuosi, žinokit, nėra taip, kad, aš žinau ir niekam čia dabar nesakysiu. Pareklamuok dabar save. Čia tie bajeriai. Pareklamuok save dabar. Čia tie bajeriai jau baigėsi, žinokit. Jeigu manęs klausia, aš visada pasakysiu ir aš pasakysiu viską. Bet jeigu manęs neklausia, čia turbūt iš teatro gal tas. Bet tu darai kažkokiu, tai savo turėjau. Jo, aš turiu savo puslapį Facebook'e, jis vadinasi Maestro Lithuania. Tai, bet jį ne visiems rodo, kadangi tai yra matyti susiję su ginklu. Ir su ginklu, ir su privatumu greičiausiai. Greičiausiai, ten ne visiems pasirodo šitie dalykai, bet kažkaip kas ieško, tas randa, aš specialiai jo niekada nereklamavau. Dabar jau reklamuoju. Bet ten tų žmonių prisirinko gana nemažai. Tai jo, aš kartais kažkokias naujienėlės, kas vat, kokioje parduotuvėje kažką turi, kažkokią ginkliuką gavau. Tu pasidalini savo žiniom. Aš pasidalinu ir pasakau savo nuomonę. Ten, gerai, bloga, galų gale ne aš vienas, aš ne kažkoks dievas, kad galėčiau spręsti, ar tai yra geras daiktas ar blogas. Aš pasakau, kaip man jis atrodo. Kad kažkur kažkas atsirado naujo, kad aš čia nebandžiau, darau, nedarau. Nežinai, aš juokauju, kad jeigu šaulys laimi varžybas, tai laimi ne šaulys, laimi ginklas. Okay. Bet jeigu tu prakišai varžybas, tai tada tu pralaši. Čia taip. Na, gerai, tai dabar grįžtu vėl prie vieno klausimo, prie to paties, kurį uždaviau. Tai dabar jeigu aš sugalvojau staiga nei iš šio, nei iš to, noriu pradėti, nuo ko man pradėti? Nuo leidimo ginklui, be abejo. Taip, tarkim, aš turiu leidimą ginklui, aš turiu ten kokį tai medžioklinį kažkokį tai ginklą, ne. Nuo ko man pradėti, ko man klausti patarimo, ar reikia būtinai eiti, taip kaip mes visi labai mėgstame, mokytis iš savo patirties, ir ant savo užpakalio sėdimosios. Ar yra apskritai organizacija kažkokia, kur aš galėčiau, tarkim, būdamas pradedančiuoju, sakyti, hebra, žiūrėkit, patarkit man. Taip. Būkit žmonės, patarkit man, noriu pradėti, tas medžioklinis ginklas, kurį aš turiu, man jo neužtenka. Patarkit man, nuo ko man reikėtų pradėti, koks optimalus, sakykime, tas pradedančiojo, pavadinkime, komplektas ten ir taip toliau, su kuo aš galbūt galėčiau pradėti šaudyti. Jeigu taip iš tokių kursų, tai apskritai man atrodo, kad One Shot yra tokia organizacija, kur ten tikrai, nežinau, kas labiau apmoko, negu jie ten dirba. Kas geriau? Vyrukai tikrai labai kažkaip daug žinių ir patirties ten turi ten žmonės. Tai jeigu taip, kur pas ką mokytis, yra kažkas ir privačiai pabando, bet realiai tai aš siūlyčiau atvažiuoti šaudyklą, užsirašyti į Baltic Long Range ir tiesiog gerai praleisti ten dieną, pabendraujant. Ir suprasti. Su žmonėm, jo, kadangi, kaip sako, milijonierius, kai klausia, sako, ką tu dabar darytum, jeigu nebūtų milijonierius? Sako, aš eičiau į patį brangiausią restoraną, užsisakyčiau sriubos, pačios pigiausios, sėdėčiau ir labai labai ilgai ją valgyčiau, klausydamas, ką kalba kiti. Tai va čia lygiai taip pat. Tai ateik ir tiesiog ramiai žiūrėk, stebėk, susipažink ir mokykis. Taip, tu tada susidraugausi, turėsi tikrai aš visada patarsiu. Visada. Manau, kad ne aš vienas. Aš pasikalbėjau. Man šiaip buvo labai fainas tu jums, Deivi, pabendrauti ir labai džiaugiuosi, kad mes susitikom šaudykloje. Tu man beje patarėjai, kur šauti iš 300 metrų su to termeku, kokią pataisą vėjų daryti, tada pradėjo eiti normaliai. Tai va, žodžiu, apie toliašaudę, apie šaudimo discipliną, apie gyvenimą, bites, Deivis Norvilas. Man buvo labai fainas tu jums pabendrauti. Kaip visada primenu, kad mano podcastą remia OpticSpot. Jūsgi žinot, kad OpticSpot yra geriausia vieta įsigyti visokius gerus dalykus, medžiokliai ir ne tiek. Kita vertus, mano brangę skūrą nuo erkių, uodų ir skraidančių bimbalų saugo Harti Shout Pro LT
Žodžiu, čia buvo Rokas, Deivis Norvilas, buvo faina. Ate.